WebCT aplinkoje, kai mes prisijungėme ir sukūrėme kursą, mums rodo patį titulinį puslapį. Pirmiausia, arba vadinasi kurso turinys. Norint užpildyti informaciją, galima sukurti tą titulinį puslapį, sukurti būtent užpildyti informaciją. Tai yra du būdai. Paspaudus pridėti failą yra pasirinkti failą ir sukurti failą. Pirmiausia, pasirenkam failą. Kaip matote, atsidaro langas, kurio užklausa rodo failą. Jeigu norime iš kompiuterio, pasirenkame mano kompiuteris ir įkeliame informaciją iš kompiuterio. Aš iš anksto buvau pasiruošusi metodinę medžiagą ir sukelsiu visus tos failus. Kaip matote, vienu metu galime 5 failus įkelti. Saugome ir dabar vyksta procesas įkelimo. Sukėlėm failus. Dabar mes galime, matote, failus sukėlė su tokiais pat pavadinimais kaip ir buvo. Mes juos galime pavadinimus keisti, paspaudus prie kiekvieno failo rodikliukę žemyn. Tai yra redaguoti savybės. Taip.